Gerai. Šitą patį. Pyst, nu. A tu išvėvi? Išvėdė. Nu, sakyk, anekdotą. Taip. Dvi vienuolės nuėjo prie upės maudytis. Aha. Jūris nuogas vienuolis maudosi. Prieina prie jo. Sako, dvasiškas tėvelis, kas jūs tarp kojų kabo. Sako, Dievo raštie. Ką su jie daro? Sako, šventina. Kaip šventina? Taip ir taip. Tai viena vienuolė pašventino, kita vienuolė pašventino. Ateina vienuolis į vienuolyną. Vyriausia vienuolė klausė, kur jūs taip ilgai buvot? Sako, maudėmės ir buvo šventino, kas? Tas ir tas taip. A vyriausia vienuolė sako, o kur melagis jis vakar man pasakė, kad čia Dievo saldanicą visą naktį čiulpiau. Dar vieną varyk. Taip. Vyras su žmona atsigulė į lovą. Vyras žmonai sako, davai palką padarom. Žmona sako, eitų naktį, man reikėjo pas ginekologą reikia eiti. Vyras išsipiktų mūsį, greitai sieną guli. A pas dantystę tau rytoj nereikia eiti. Varyk toliau. Nu, tai ką, dabar... Tai tu nedabaigi to, blėt, šito anekdoto. Jau du pasakiau. Bet tai tu šito nedabaigi. Tai dabar eina per dykumą, rusas ir tiurkas. Nu. Ir sako, nakui mums dviesiai eiti ir nakui vienas kitą nešti. Tai sako, davai, neduotų sako. O nakui mums vienas Gerai. Pašal tu nakui, blėt, parūkyt. Klausykit jūs. Mes klausom, tėvai, klausom. Šnekėk toliau. Ir taip. Pirmas tiurkas užlipo ant ruso, žinai, šitas neša. Tai aišku. Dainavo, baigė ir nudainas ir čia. Jie susitarė, pakol per dykumą eisim, tik tai kiek dienų dainuosi. Aha, nu. A dabar užlipo rusas ant tiurkos. A rusas, kai pradėjo mašką doma daškai nėtų. A jisai nesakė, davai paibint trava. Nie. Mašką doma daškai nėtų, dašką doma maškai nėtų. A pradė, ne, a tiurkai neša, sako, ну когда же они куру домой вернутся?